Didžiausia klaida – pirmiausia ieškoti naujo būsto, o tik po to galvoti apie esamojo pardavimą. Šie 5 patarimai padės jums taupyti laiko bei pinigų. Išsiaiškinkite savo būsto vertę. Turite aiškiai žinoti, kiek realiai galite gauti šiai dienai, o ne kiek norėtumėte. Įsivertinkite finansinės galimybės. Kiek galite skolintis, kiek turėsite iš pardavimo. Tik tuomet matysite realų biudžetą. Paraleliai vykstantis procesas. Kol parduodate, jau galite aktyviai ieškoti naujojo būsto. Geri variantai rinkoje neužsibūna. Aptarkite įsikraustymo terminą. Su pirkėju galite dėrėtis ne tik dėl kainos, bet ir dėl ilgesnio išsikėlimo laikotarpio. Strategija svarbiau nei skubėjimas. Suderintas pardavimo bei pirkimo planas leidžia išvengti streso bei finansinių klaidų.